Stalo tenisų besižavinčios šeimos turėjo galimybę išsiaiškinti, kuri iš jų yra geriausia. 9 kartą sporto mokyklos Tauras trenerių surengtame turnyre raketėmis apsiginklavo net 31 šeima. Varžybose dalyvavo ne tik sporto mokyklą lankančių tėveliai su atžalomis, bet ir kiti vilniečiai bei buvę stalo teniso profesionalai. Yra pastovių šeimų, bet pradžioj šitie buvę profesionalai kažkodėl vengė. O dabar jau įsijungė šitą turnyrą ir profesionalai, pavyzdžiui, ir Kačerauskas, Lietuvos čempionas buvęs, ir Laukaitis šeima. Nuo 2002 metų vykstančiame renginyje savo jėgas išbandyti nori vis daugiau šeimų. Todėl turnyro rengėjai neatmeta galimybės ateityje suorganizuoti ir respublikinio masto varžybų. Vyriausias šeimų turnyro teisėjas Albinas Čepaitis sako, kad tokio tipo varžytuvės ne tik skatina sportuoti, bet ir suartina šeimas. Bendrauja mamytės, tėveliai su savo vaikais, kur praleidžia visą dieną kartu, nes ir tėveliai dirba, ir vaikučiai mokyklai, labai retai kada susitinka, o šitas turnyras šeimų labai efektingas ir labai noriai dalyvauja šitose varžybose. 9 šeimų turnyro nugalėtojais tapo Henas Alonas su dukra Neta. Antri liko Ina Kačerauskienė su sūnumi Agniumi, o trečia vieta atiteko Valdemarui Ščiglo su dukra Kornelija. Asmeninėse vaikų rungtynėse pirmą vietą iškovojo Lietuvos mini kadetų čempionas Erikas Šveistys. Antrą vietą užėmė Neta Alon, o trečias liko Adomas Zabelevičius. Stipriausia iš tėvelių Jelena Anikėjeva. Marius Zaremba, Viktoras Radajevas, Mindaugas Surila, Sport 1 žinios + Vilnius.